naudingas dalykas ir geriau jau namuose šiltai spręsti savo problemas, negu daug tu Dieve dar rizikuoti peršalti tokių metų kaip dabar. Tai aš manyčiau, kad tikrai tas yra vertingas ir laiko taupantis dalykas, na, kaip ir visos interneto paslaugos ir visas tinklas šiais laikais. Dėkoju. Sekantį klausimą buvau pasiruošęs pats apie saugumą, bet matau, kad ir mūsų žiūrovai uždavė labai panašų klausimą. Iš Gesalų filialo, biblioteka čia yra mūsų vienam rajone, tai klausia, dokumentų naudojimas internete ir rizika. Kokios saugumo užtikrinančios priemonės? Tai gal ir nuo savęs pridėčiau, vis tiek, kadangi besiregistruodami prie Sodros tinklalapio mes nurodome savo tam tikrus asmeninius duomenis. Tai kaip mūsų saugumas yra užtikrinamas ir ar mes galime jausti saugus besinaudodami Sodros paslaugomis? Na, pirmoje eilėje aš turbūt norėčiau akcentuoti tai, kad Sodra turi teisę rinkti asmens duomenis ir tai yra įstatymus numatyta. Na, belieka tik tais, reiškia, technologiškai užtikrinti, kad jie būtų saugus. Mes periodiškai vieną kartą į metus darome saugumo auditus. Na, yra saugumo auditai ne vien tik tais popieriniai, bet ir taip vadinami įsilaužimo, korektiško įsilaužimo testai. Taip patikrinamos visos galimybės, sakykime, neteisėtai pakliūti į sistemą, neteisėtai, sakykime, kažką tai pamatyti ar paimti. Kita vertus, autentifikavimo sistemos arba tos sistemos, kurios reikalauja kažkokių slaptažodžių, vardų, pas mus irgi įdiegtos ir šiais laikais šiai dienai mes naudojame tokias, galim sakyti, 2 grupės asmens atpažinimo, kad būtent pateko į sistemą tas asmuo, kurio duomenys bus jam ir parodyti. Tai internet bankininkystė, tai yra patikrinta laike sistema. Antra vertus, naudojame elektroninį parašą. Elektroninis parašas pats kaip technologija yra saugus dalykas. Ir tai tikrai užtikrina mums, sakykime, kad būtent prisijungs tas žmogus, kurio duomenys ir jam paskui bus įrodomi. Na, pakol kas tokių saugumo incidentų šiuo metu neturėjome, bet nežiūrint į tai, kaip minėjau, mes darom nuolatinius auditus, samdome kompanijas, kad sakykime, patikrintų, kiekvieną kartą tikrintų, sakykime, mūsų pačių sistemų saugumą, kadangi pati sistemos yra keičiamos ir tobulinamos, tai tas dalykas reikalingas nuolat. Šiaip labai įdomu, kiek žmonių naudojasi elektroninėmis paslaugomis. Galbūt net žinote kažkokią proporciją tarp tų žmonių, kurie ateina į Sodros institucijas, ar būt kurie tiesiog elektroniniu būdu prašo pažymų ir daro kitas funkcijas. Na, šiai dienai aš manyčiau, kad dar vis tik tais nemažai gyventojų vis tik tais nesinaudoja klientų aptarnavimo sistema EGAS. Nežinau, galbūt dėl žinojimo trūkumo, gal dėl, sakykime, kažkokios informacijos, gal patirties trūkumo. Aš esu paskaičiavęs kažkada tai, kad mūsų EGAS potencialių naudotojų Lietuvoje galėtų būti apie 1 milijonas. Šiai dienai mes turime 1/4 to, kažkur apie 250 tūkstančių naudotojų. Tai, šiaip kaip aplikacijos, kaip, sakykime, sistemos naudotojų, tai atrodytų skaičius gana didžiulis, bet kaip Lietuvos mastu, tai aš manyčiau, kad jis galėtų būti dar didesnis. Na, jeigu kalbant apie įmonės, kurios naudojasi kitą sistemą, elektroninę draudėjų aptarnavimo sistemą, tai ten situacija yra kitokia. Šiai dienai 95% visų įmonių, meluoju, 25% visų įmonių naudojasi elektroninės draudėjų aptarnavimo sistemos paslaugomis, jie teikia informaciją mums elektroniniu būdu su parašu ir tai maždaug sudaro apie 90% dirbančiųjų, tai apie 20 Lietuvos procentų dirbančiųjų informaciją mes gauname per EDAS sistemą, tai yra tikrai labai dideli skaičiai. Na, aš manau, kad ir EGAS, sakykime, irgi turės panašų procentą naudotojų, nes tikrai Lietuvoje, kiek aš tas skaičiavimus dariau remiantis statistiniais duomenimis, kiek yra interneto naudotojų, kiek žmonių turi kompiuterius, turi prieigą prie interneto. Dėkoju vienai mūsų žiūroviai Reginai, kuri iš karto paprašė patikslinti, kasgi yra tas EGAS. Jo, kalbėjom. Tai EGAS elektroninė gyventojų aptarnavimo sistema. Pas mus visi klientai, galbūt Sodros klientai galima skirstyti į 2 grupės.
Tai yra tiek įmonės, kurios draudžia, aš kartais bešnekėdamas ir pasakau draudėjai, tai dėl to tie, kurie draudžia mus, kurie moka pinigus sodrai, ir kita grupė žmonių, tai mes visi, kurios draudžia, už kurios moka pinigus, kurie, sakykime, gauna kažkokias tai išmokas. Tai yra gyventojai arba, kitaip sakant, apdraustieji ir išmokų gavėjai. Tai EGAS elektroninė gyventojų aptarnavimo sistema. Dar vienas klausimas ir vėliau pereisime tada jau prie antro mūsų pašnekovo. Klausia Sigita, kokias elektroninės paslaugas Sodra teikia verslininkams, pavyzdžiui, turintiems smulkų verslą? Ačiū, dėkuoju iš karto. Tai visas spektras paslaugų, aš manyčiau, nuo to pačio prašiausio dalyko, kad neišeidamas iš darbo vietos gali pateikti informaciją, tas taip vadinamas deklaracijas Sodrai, užpildyti elektroninių parašų pasirašyti. Antra vertus, galima matyti visą informaciją, sakykime, apie darbuotojų lygą. Jeigu žmogus susirgo ir netėjo į darbą, tai jau draudėjas gali matyti. Sakykime, jeigu tik jam būtas nedarbingumo pažymėjimas, jam užtenka žmogui paskambinti, kad aš sergu. Ir jisai iš karto per EDAS sistemą mato, kad tikrai išduotas nedarbingumo pažymėjimas, žmogus šiuo metu serga ir negali atvykti į darbą. Plius visas spektras informacijos apie sumokėtas, apie įsiskolinimą. Sakykime, jeigu kažkiek tai pradėlsta ir sumokėti Sodrai, iš karto matosi, kas ir kiek kada skolingas. Žmogus įmonė gali žinot. Tai yra visos galimybės, sakykime, daugiau dėmesio skirti verslui, negu, sakykime, vaikščiojimui į Sodrą, bėgiojimui ar ten kažkokiais tai popieriniais dalykais, tvarkant kažkokius tai popierius. Tai yra, EDAS yra skirta, kad draudėjas, tik ir smulkaus verslo, sakykime, atstovai, galėtų savo reikalus tvarkytis, kiek galima greičiau, paprasčiau ir daugiau dėmesio skirtų savo tiesioginiam reikalams. Dėkoju Valdui Žegoniui už įsamius atsakymus. Laidos pabaigoje dar šiek tiek turėsime laiko ir pabandysime atsakyti į dar daugiau jūsų klausimų. Taigi dabar norėčiau pakalbinti antrą mūsų pašnekovą, Joną Iškį iš UAB Sintagma, kuris įkuruoja projektą e-paveldas. Taigi, Jonai, kamgi skirta e-paveldas svetainė ir kągi joje galime nuveikti naudingo ir ypatingo? Taigi, paveldo svetainė tai skirta atvirkščiam veiksmui, kaip Sodros svetainė. Čia reikia neskubėti. Čia reikia įsigilinti, pasižiūrėti vienokius objektus, kitokius objektus ir patys pamatysit, kad kuo ilgiau domitės, tuo daugiau noras kils pasižiūrėti plačiau, giliau, aiškintis apie savo kraštą ar apie savo giminę informaciją. Jeigu skaičiais, tai mes turim dabar apie arti 3 milijonų vaizdų iš Dailės muziejaus, iš istorijos archyvo, iš Nacionalinės bibliotekos fondų. Ir dokumentai tai yra senieji paveldo dokumentai, kurie datuojami nuo 16 amžiaus pradžios iki tarpukario. Dabar dažniausiai naudojama yra archyvų informacija, tai yra bažnytinės Romos katalikų bažnyčios gimimo, santuokų, mirties aktų knygos ir jos yra praktiškai jų domėjimasis šitą informaciją yra sudaro apie pusę visų peržiūrėtų dokumentų. Taip pat yra apie 17 000 paveikslų iš Dailės muziejaus ir kone didžiausia dalis tai yra dokumentinis ir rašytinis paveldas. Pasakoti apie metrikas, kodėlgi jos tokios populiarios, ką žmonės sužino iš tų metrikų? Metrikos tai vienintelis dokumentas, kuris jau užfiksuota mūsų senelių ir visos giminės pavardės, gimimo metai, kur gyveno. Taigi, jeigu ieškome savo giminių ar savo giminės